Lietuvoje įsigaliojant įstatymui, nuo šių metų lapkričio mėnesio visi namai turės atitikti A energinę klasę, o nuo 2018 metų A+ energinę klasę. Tokią aukštą energinę klasę gali užtikrinti tik itin kokybiški namai, tokie kaip SIP skydiniai namai, kurie yra pastatomi vos per 3 mėnesius. Skydiniai namai iš tikrųjų yra labai sena technologija. Pirmas skydinis namas yra pastatytas 1930 metais Amerikoje ir vėliau jie labai išpopuliarėjo Kanadoje, Rusijoje, Anglijoje, Skandinavijos šalyse dėl greito pastatymo ir labai gero sandarumo. Šios technologijos pagrindinis privalumas yra tas, kad 80 kvadratų namą galima pastatyti iki 3 mėnesių. Lietuvoje tokie skydiniai namai statomi jau 8 metus. SIP skydiniams namams suteikiama 10 metų garantija. Puikia namų kokybė lemia ne tik kokybiškos medžiagos, bet ir profesionalūs darbuotojai. SIP skydiniai namai net 7 kartus tvirtesni už įprastus karkasinius pastatus ir net 2 kartus tvirtesni už iš betono blokelių pastatytus namus. Galima rinktis iš kartotinių projektų arba galima kurti visiškai naują dizainą pagal kliento pageidavimus. Taip pat šitų namų lankstumas yra tame, kad galima naudoti bet kokias išorės apdailos medžiagas. Tai, kaip matome čia, yra naudojamas natūralus skalūninis akmuo ir termomediena, kuri yra vežama iš Suomijos. Tokio tipo namai gali būti pastatyti A arba A+ energinės klasės ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. O aukštą energinę klasę užtikrina išskirtinė SIPS technologija, pasižyminti itin sandarių išorinių sluoksnių. Visos namui naudojamos medžiagos yra sertifikuotos. Mūsų sienos yra dvigubos. Tai pagrindinė namo konstrukcija yra SIPS skydas. Tai reiškia, kad tai yra paimama USB 3 plokštė, kuris yra atspari vandeniui. Ir jinai yra suklijuojama su neoporu, iš abiejų pusių tepami klijai, dedamas iš abiejų pusių USB 3 plokštės, laikomos ant slėgio, spaudimo porą dienų, kol sulimpa ir taip gaunasi, kaip ir sumuštinis vadinamas SIP sandwich. Pagrindinė namo apšiltinimo medžiaga – neoporas, todėl sienos niekada neperšala, nekaupia drėgmės kaip mūrinėme name, bet to jose nėra šalčio tiltų. Viduje yra naudojamas neoporas, kuris nepūva, nedulyja, nekaupia drėgmės, nekaupia šalčio. Toliau iš išorės eina A+ klasiai, 15 cm neoporas, ant kurio galima uždėti tiek struktūrą, tiek skalūną, tiek termomedieną, tiek klinkerį. Kadangi skydiniai namai yra puikiai apšiltinti, jiems nereikalingi didžiuliai šildymo katilai. Todėl tokius namus galima puikiai ir ekonomiškai apsišildyti išmaniomis šilumos siurblių sistemomis, kurios gali būti valdomos tiesiog telefonu. Namas yra 80 kvadratų, o per mėnesį išeina apie 30 eurų šildymo. Žiemos sezonui. Dabar galim valdyti mes per Wi-Fi, išvažiuojam, sumažinam temperatūrą, prieš grįžtant pasididinam, grįžtam šilti namai. Sakant, naujos technologijos, modernus būstas. Patenkinti yra šitą dalyką iš tikrųjų. Kliento pageidavimu šiems skydiniams namams gali būti pritaikyta bet kokia šildymo sistema. Klientas pasirinko šildymo sistemą, tai yra dujinį šildymą. Bet kadangi sklype nėra dujos, tai kaip matėme, technologija leidžia pastatyti mažą dėžutę su balionais lauke ir prijungti dujų balionus tiesiog į namą, kur yra dujinis katilas. Tokiems ypač sandariems SIPS namams yra privaloma rekuperacinė sistema, kad aprūpintų patalbas šviežiu oru. Rekuperacijos sistema keičia orą visame name ir kambariuose 24 valandas per parą, tuo pačiu saugodama name jau esančią šilumą. Taip pat tokia sistema valo orą nuo dulkių, reguliuoja namo oro drėgnumą bei apsaugo jūsų namus nuo lauke esančio triukšmo, nes nereikia atidarinėti langų. Esame Kaune, kur yra pastatytas mūsų A+ energinės klasės namas, kuriame yra įdiegtos naujausios technologijos. Tai reiškia, kad žmogus visą savo šildymo sistemą, oro rekuperacijos sistemą ir kitas sistemas gali valdyti tiesiog išmaniojo telefono pagalba. SIP skydinį namą pasirinkau dėl to, kad esu nemažai laiko praleidęs užsienyje ir tai man nebuvo jokia naujovė. Kanadai netgi 95% namų statomi iš SIPS panelių ir esu gyvenęs metus laiko tokiam name ir Lietuvoje radau įmonę, kuri stato būtent tokius namus
susipažinau su darbuotojais, patiko jų darbo principas, suteikiamos garantijos, darbo greitis. Namas buvo pastatytas per nepilnus 3 mėnesius, tai mane visiškai tenkina. SIP skydiniuose namuose gali būti įdiegtos ir kitos technologijos, kaip centrinis dulkių siurblys, CO2 matuoklis, videokamera, kuri leidžia stebėti vaizdą tiesiog per mobilųjį telefoną, bei šildomos grindys, kurias taipogi galima reguliuoti nuotoliniu būdu. Savo SIP skydiniuose namuose montuojam ne tik naujausią rekuperacinę sistemą, šildymo sistemas, bet ir tokias sistemas, kur atrodytų gal nesvarbios, bet tas turėtų labai patikti moteriams, tai centrinis dulkių siurblius. Tai reiškia, kad katiliniai, kaip dar matome, stovi centrinis dulkių siurblys ir nuo jo yra kiekvienam kambarį išvedžiota vamzdžiai, kur ateina žmogus ir tiesiog pasijungia angalį su šlanga ir gali siurbliuotis. Šito siurblio privalumas yra didžiausias tas, kad name nepasklinda dulkės, jūs turite centrinę dulkių siurblio sistemą, kur dulkės yra surenkamos viename inde, o likęs oras pašalinamas tiesiai į lauką ir tuo atveju nei bakterijos, nei dulkės nepasklinda jūsų namuose. ntgidas.lt gali pastatyti namus bet kurioje vietoje tiek iki dalinės apdailos, tiek iki pilnos, su pilnai sutvarkytų ir įrengtų eksterjerų, bei visom naujausiomis šildymo ir vėdinimo technologijomis. Lietuvoje įmonė yra pastačiusi virš 200 skydinių namų. Tokiems namams taikomas išskirtinis DNB banko finansavimas, nes skydiniai namai tai ateities namai.